Gerą dieną, sveiki atvykę į Saulės miestą Šiaulius. Top Sporto lyga jūsų dėmesio į 9-asis čempionato turas. Futbolo akademija Šiauliai prieš Alytaus Dainavą, Hegelman prieš Gargždų Bangą 15 val. Taip pat rytoj čia smūgis ir pirmasis čempionate, tad išvadų daryti taip pat nereikėtų. Komandos atsaką. Smūgis! Puolime, žinoma, nevengia dalyvauti atakose. Smūgis! Perdavimas į priekį. Tušti vartai, rezultatas nesikeičia. Vėl Mantas Kuklys, gražiai judėjo kamuolys. Prieš Bangą toks 10-asis turas. Visas rungtynes galėsite tiesiogiai stebėti portale lrt.lt. Smūgis, Donatas Kazlauskas. Planuoja vasaros atostogas, ten tikrai labai smagi vieta, perdavimas į baudos aikštelę, smūgis iš eigos! 76 minutė, 87 įmušė lemtingą rungtynių įvartį. Renatas Banevičius atliko rezultatyvų perdavimą. Smūgis ir belieka griebtis už galvos. Šiauliai namuose laimėjo prieš Kauno Žalgirį. Perdavimas, smūgis ir kamuolys vartuose. Pasiims geltoną kortelę Deividas Dovydaitis, bet dabar jam tai yra nėmotais. 1-0. Šiauliečiai veržėsi į priekį. Per teisėjo pridėtą laiką mušamas pirmasis šių rungtynių įvartis. Kremovas. Perdavimas šiek tiek atgal ir viskas, šios rungtynės baigtos. Šiaulių futbolo akademija po mėnesio pertraukos iškovoja pergalę. Top Sport A lygoje 3 taškai keliaus į šiauliečių taupyklę.